matomais stačiais metušonais. Dirbant tarp vaikų savaime yra linksma, kadangi visą laiką tarp jaunų žmonių, o jie trykšta energiją visi, užsidegimu, noru padaryti, sužinoti. Va čia ir yra didžiausia linksmybė. Tai bus skambutis tada. Oho, kaip jau to miškai. Ne, čia žinokite, nebaisu ten aukšta. Tu kaip tam. Atrodo, žiūrėk, sėdė iš pavyzdžių. Geras laimės. Dieve. Kaip mes nejudim? Jeigu mes patys lievom. Padėk dabar sąsiuvinį į lentyną ir siūsim sagas dabar. Viską nunešk nuo stalo pasidėk. Siūsim sagas. Ir 2 skylučių dar vieną. Gerai? Dabar viską susitvarkai, neši į lentyną ir pasiruoši. Milda šaunuolė, pas ją viskas paruoštas. Nikolėlė, dabar neši į lentyną viską. Ir flamasteris, ir sąsiuvinį. Ir nunešk viską lentyną. Nes šiandien siūsim sagas. Kambarį adatą, kas įsivėlė, prašaukė laimėlė ir pradeda darbą. Parodykit, kaip jie nepamiršo, kaip sagas siūlė. Ему очень все тяжело. Jam viską reikia padėti. Jam visko reikia. Mikai, dabar ateik, žirklės turi, išsitrauk žirklės pasiruošti. Dabar pačiumti sagą. Dabar įdėję pačiuos, paimkė.
Dabar kaip aš vis tyrėjau. Ir man nebūna, vat, tokia kartą kažkokia bėda, ar namuose. Ateina į koplyčią, tiesiog pabūna minutėlę, durys atdaros visuomet. Ir būna, dažniausiai, tiesiog serga kažkas, bet buvo viena atvejis, kad senai senelis, kurį vaikas buvo labai myli, ir turiu nueiti pasimelsti. Paklausiu, už ką nori, gal kartu nori, kad nueinam kartu pasimelsti. Tiesiog, kad senelis, tokie būna prašymai, tiesiog jie prašo, kad senelis pagydo ten. Kada bloga būna, tada eini prie Dievo, kitą kartą tas vaikai nesusimastų ten, ar mažesnis, ar didesnis būna, kad va, tada jau man reikia kažko tai pagalbos, ar, taip tokios pagalbos. Va, žiūrėk, tau reikia pasiruošti, jeigu matai, yra bent to, o yra tada pirmas tutonidėsis, antras tutonidėsis, pavyzdžių. Tada kas ką traukia, irgi geriausia, tai yra, bet man pažymėti jėgas, taip, kūnas. Dirbsi kaip su jais. Dirbti man šio mokykla yra didelis išbandymas irgi, kadangi mokykla yra vaikų su negalia ir tuo pačiu pabandai savo jėgas, kaip su jais dirbsi, kaip su jais sutarsi, kaip su jais mums pavyks bendri darbai. Paskui pridirbsit, paskui parodysit kur nors, nei šis, nei tas. O tu galėt gaminti parodyti, kas ten gaunasi.